Na tai sveiki sugrįžę į Test Drive epizodą. Šiandien turim Toyota Camry 25 metų. Einame apžiūrėti iš arčiau. Na tai didelis ačiū Autotoj, kad leido išbandyti mums Camry ir pristatyti jį jums. Na tai kadangi jau stebim automobilį iš išorės, tai palieskime jo dizainą. Camrys atsinaujino gan stipriai, tai ypač priekis turi šiuo metu dvigubus žibintus, kurie apskiriami bamperio. Na ir šis žibintų išdėstymas su bamperiu šiek tiek primena agresyvų automobilį. Tai yra išties išskirtinis dizainas Toyota Camry automobiliui. Na tai galiniai žibintai šiek tiek pasikeitė, atsirado plastikas jų vidury ir kėbulo linija išties liko ta pati su spoilerio imitacija. Na argi kas po kapotu? O geras, pagaliau Toyota įdėjo kažkur, gal aš nemačiau praeitam Camry'e, bet yra amortizatoriai. Tai jums nereikės dėti jokios lazdelės, kad paremti kapotą. Jis pats stovi. Puiku. Na tai turime 2,5 litro 4 cilindrų variklį. Jisai yra su hibridinė sistema ir išvysto 225 arklio galias. Na ir salonas. Ok, pirmas įspūdis neblogas. Kas čia? Toyota, ką čia padarėt? Čia turbūt vieta rinkti dulkėm. Išties nepraktiškai atrodo iš pirmo žvilgsnio. Bet bendras dizainas modernus ir toks su klasika kažkokia sumaišyta. Aš net nežinau, su kuo palyginti iš tikrųjų rinkoje. Taip, eikime prie vairo. Tai vairas ne pats gražiausias. Oda tikrai nebloga, malonus rankai, bet šitas išdėstymas tai galėjo labiau pasistengti. Eikime prie šios skyriaus, tai podelių laikikliai, telefono pakrovėjas bevėlis, begalė laidam pasijungti lizdų, tada turime sėdinių šildymą, šaldymą, tai pučia vėjelį per odą. Taip, čia begalė vietos. Nors spalvų gama šiame salone, tai baltas su juodu, galbūt tai ne mano pasirinkimas, bet atrodo visai klasiškai. Na ir turime tradicinę pavarų svirtį, kas yra labai faina, kai 25 metais visus sumažina iki elektroninių mažų mygtukų. Vairas taip pat yra su asistentu, tai padės jums išlipti. Tiek tos ir pagalbos, bet daugiau erdvė. Ir šokame į galą. Na, gale ganėtinai erdvu. Visai neblogas pojūtis iš pirmo žvilgsnio. Na ir čia gale sėdisi tikrai patogiai. Aš esu 1,88 m ir priekyje susireguliavau sėdynę labai komfortiškai. Tai gale man vietos per akis. Medžiagos ne pačios geriausios. Norėtųsi galbūt daugiau minkštesnių paviršių. Bet šiaip neblogai dabar priekinės sėdynės turi Alkantaros imitacija. Nežinau kam, bet galės sėdinčiam paglostyti. Na ir Toyota apgalvojo viską iki smulkmenų, suformavo lubas taip, kad turėtumėt daugiau vietos savo galvai. Gale ne per daugiausiai žaislų, turime tik 2 rozetės jūsų telefono. Einame į bagažinę. Na ir kurgi mygtukas? O, kam taip reikėjo padaryti? Reikia atsiminti šitą mygtuką, kuris yra. Taip, kas gero bagažinės skyriuje? Tai išties erdvi bagažinė. Turime pasiguldančias sėdynės, tai turėsime daug erdvės galui. Šitas daiktas, kaip jį pavadinti, net neįsivaizduoju, bet jis labai prastos kokybės. Aišku, jo funkcija yra paprasta – sumesti daiktus. Na ir paguldom sėdynės. Kiek čia tos vietos? Na ir išties bagažinė nėra tokia erdvi, čia ganėtinai žema ir siaura, tai įdėti nebent slidinėjimo įrangą. Na tai Camry Amerikoje yra labai populiarūs, Lietuvoje kiek mažiau. Na bet šis Camrys yra tiesioginis konkurentas Volkswagen Passatui, Škoda Superbui ir Honda Accordui. Tai mums labai įdomu, kas tai per automobilis ir sėskime, pravažiuokime su juo.
Pakalbėkim apie važiavimo pojūtį su šiuo automobiliu. Tai jis niekuom nenustebins, jis niekuom neišsiskiria. Jis tiesiog sukuria paprastą, komfortišką važiavimo jausmą. Jūs turbūt to ir tikitės iš automobilio, kurį naudosite greičiausiai kasdien. Jis taip pat yra ganėtinai ekonomiškas, tai Toyota deklaruoja iki 5 litrų. Bet realiom sąlygom dabar mieste važiuojant, aš matau, kad mes turime 6,8 litro. Tai čia miesto sąlygom. Bet kas nėra daug. Naudojant kasdieną, kai benzino kaina yra visai nebloga, tikrai geras automobilis. Spustelnam. Na, gazas tikrai jautrus ir nejauti. Aš galiu palyginti su Corolla, tai Corollai, kai paspaudi, tu jauti, kad greičių dėžė variatoriaus atiduoda viską, ką gali. O čia pojūtis toksai, kad variklį daro, ta prasme, su normalia greičių dėžė, bet visgi čia yra variatorius. Tai variklio efektyvumas tikrai geras. Nepasijausite blogai mieste, lenkdami, rikiuodamėsi staigiau ar įsibėgėdami į autostradą. Na ir vėlgi, 25 metai ir visos saugumo sistemos dirba labai aštriai. Jos išties erzina ir kartais per daug jų ir tu galvoji kažkas ne taip, atkreipi dėmesį labiau į skydelį, žiūri tą informaciją, skaitai, o ne kreipi dėmesio į kelią. Tai ar tai yra pliusas ar minusas, čia jau jums spręst, kai patys vairuosite su šiom sistemom. Man asmeniškai labai trikdo. Mieste su šiuo automobiliu geras pojūtis vien tik dėl to, kad žiauriai geras matomumas per visas pusės, visur aplinkui. Tiek pasisukus atgal, kur aklos zonos, aš viską puikiai matau. Veidrodėliai tikrai pakankamo dydžio, akla zona nėra didelė ir veidrodėliai turi išlenkimą. Tai, kaip ir sakyčiau, aklos zonos beveik nėra, plus turime asistentą, kuris mus įspės apie akloj zonoje esantį automobilį. Nu va, važiuojam per ganėtinai įprastus miesto kelius, kur yra šulinių, duobių, asfalto nelygumų, tai išties geras pojūtis salone, nieks papildomai nebarška. Ir tas važiuoklės darbas yra tikrai komfortiškas, jis tas duobes surenka tikrai minkštai. Ir lyginant su Corolla, tai pats tas minkštumas yra dar geresnis, dar mažiau jauti kaip vairuotojas. Na ir Toyota šį Camry modelį tobulino daug metų ir aš galiu pasakyti, kad jie visą laiką stengiasi išlaikyti tą automobilio liniją, nes šiai dienai daugelis automobilių gamintojų labai persiorientavo į džipukus. Taip jūs girdėjote pipsėjimą ir jis kiekvieną kartą bus ir trukdys. Man bent jau labai trukdo. Tai žodžiu, kur aš baigiau, tai šis automobilis yra tobulinimas ir kiekvieną kartą jis vis geresnis. Juo tiesiog malonu naudotis kasdieną. Jis labai manevringas, minkštas, patogus, erdvus. Tiesiog viskas, ko reikia jūsų kasdieniam naudojimui. Visas išdėstymas salone ergonomiškas ir aš jau po kelių minučių važiavimo galiu pasakyti, kad aš tikrai patogiai jaučiuosi vairuotojo vietoj. Na taip, tai išbandykim asistus. Tai ši Toyota turi, aplamai, beveik visos Toyotos turi šiuos asistus, tai atstumo palaikymas, linijų palaikymas, tai aš vairą galiu visiškai paleisti ir atiduoti visą galę Toyotai. Tik, žinoma, Toyota neleis įsijausti ir primins, kad visgi reikia vairuoti. Tai jums paleisti vairą užteks laiko išsipūsti nosį ir atsigerti vandens. Tai išties patogu. Aš asmeniškai naudoju šį asistą. Man kasdieniam vairavimui išties palengvina gyvenimą. Štai ir paprašė paimti vairą. Nes staigus lėtėjimas ir jinai jau jaučia, kad aš nebe kartu. Beje, dar Toyota turi tokį, sakykime, jautrumo vietą, jeigu priekyje yra automobilis, kad ir didesniu atstumu saugiu, ir jeigu jūs staigiai akceleruojate, jinai iškart įspės jūs, kad jūs toj susidursit, nors dar nėra į ką.
Na ir palieskime garso izoliaciją. Tai garso izoliacija yra išties nebloga, tiek ir tikimės iš automobilio, daugiau ir nereikia. Variklis turi garsą, bet jo tiek, kad net nekreipi tai dėmesio. Jis tiesiog žinai, kad jis ten yra, bet tikrai ne per daug. Na ir stojam. Aštrus stabdžiai. Toyota, viskas gerai, aš kontroliuoju. Jo, ir tai girdėsite labai dažnai. Žinoma, galima šiek tiek asistentų sumažinti jų tą visą garsą, bet vis tiek jie yra. Patys pagrindiniai jie yra, jų neišjungs. Kažkus papildomus, kur matyti aklo zoną ir taip toliau, tai gali išjungti, reguliuoti. Taip, tai dar kaip vairuotojų iš patogumų, tai ant vairo turime visko, ko reikia. Radijos garsą, žinoma, radijos bangų stočių perjungimą, visą asistento valdymą, tai yra vairavimas, greičio palaikymas ir taip toliau. Skambučiai ir meniu valdymas šitam skydelėje. Iš komforto tokių pagrindinių dalykų, tai man labai patinka, kad laikant ranką ant pavarų perjungimo svirties, viską pasieki, kas yra susijęs su klimatu ir šildymo sistemom. Taipogi turėjom vieną didelę problemą rasti vairo šildymą, jo mygtuką, nes įprastai Toyota turi mygtuką arba čia. Šiuo atveju Toyota norėjo padaryti, kaip sakyt, prabangiau, tai tą mygtuką paliko čia, bet ikoną, pagal kurią atskirti, kad tai yra vairo šildymas, integravo į ekranėlį. Ir iš pat pradžių tu nesupranti, tu galvoji, kad tiesiog įjungta funkcija vairo šildymo, bet tu ieškai fizinio mygtuko ir tu niekur jo nerandi. Tai pavyko rasti, viskas ok. Reikia priprasti prie visko. Beje, vairas yra šildomas visas ir jisai yra šildomas 3 padėtim. Netgi turi 4, tai auto. Tai aš nežinau, kaip tas auto veikia, bet turbūt pagal bendrą temperatūrą salone jis parenka, kiek reikėtų vairą pašildyti. Na ir Camry hibridinė sistema veikia sklandžiai. Elektrinė sistema veikia pilnai važiuojant mažais greičiais, sakykime, judant parkinge. O padidinus greitį įsijungia ir variklis. Bet praktiškai, kada įsijungia variklis ir kada veikia pilnai elektra, jūs net nepajausti skirtumo, nes variklis nesukuria kažkokio sutrukčiojimo, jis tiesiog natūraliai užsiveda ir sklandžiai tęsia savo darbą. Tai žodžiu, grįžtant prie komforto, lyginant su mano asmeninė Corolla, kurios apžiūrą taip pat galite pažiūrėti paspaudę. Tai šis Camrys yra išties komfortiškas, net stipriai malonesnis vairuoti nei Corolla. Aš jau galvoju, kad Corolla kasdienai tiesiog atlikti darbus, važiuoti nuo taško A į B ir nesukti galvos buvo labai geras ir patogus pasirinkimas, bet Camrys matau, kad dar geresnis. Žinoma, mažesnė bagažinė, vienintelis minusas. Bet aš turbūt pasirinkčiau šį automobilį nei Corolla šiai dienai. Ir dar kartą padėkosiu Autotojos komandai, kad leido mums išbandyti šį Camry. Na, ar rekomenduočiau šį automobilį jums, tai žinoma. Net mielai pats peršokčiau iš Corollos į Camry, nes išties mane maloniai nustebino. Tai jeigu jūsų kasdieniai poreikiai atitinka šio tipo automobilį, galite drąsiai šokti į jį. Na ir ką, draugai, šiandien tiek. Apžiūrėjom, įvertinom Camry, išties malonus automobilis. Ir nepamirškit paspausti like po šio video, subscribe ir iki kito.